Jau įžengėme į gavėnią, iškilmingą pasiruošimą šventosioms Velykoms, sustiprintos maldos ir pasninko laiką. Turime paliudytus Jėzaus Kristaus žodžius, kad demonai kankinantis žmogų išvaromi nieko kitu, tik malda ir pasninku. Taigi apie šiuos du dalykus, maldą ir pasninką, šiandien ir pasikalbėsime. Paprastai buitiškai malda vadinama pokalbiu su Dievu. Dažnai per tikybos pamokas vaikams sakoma malda, tai pokalbis su Dievu. Tai lengvai žmogui suprantamas apibūdinimas, nes visi žino, kas yra pokalbis su žmogumi. Reiškia, tiesiog pradedame kalbėti Dievui taip, kaip kalbėtume žmogui, kaip kalbame su kitu žmogumi. Ir tai yra malda. Visgi atidžiam smalsuoliui gali kilti klausimas, ar tikrai malda yra pokalbis? Ar tikrai tam, kad melstumėsi, būtina kalbėti? Ir ar pokalbio metu girdi Dievo balsą taip, kaip girdi kito žmogaus balsą įprasto pokalbio metu? Juk pokalbis paprastai yra dviejų asmenų bendravimas, o ne vieno kalbėjimas kitam be atsako. Iš tiesų, bažnyčios tėvų raštuose aptinkame ir sudėtingesnių maldos apibrėžimų. Daug kas maldą vadina proto ir sielos kilimu dievop, kuri tik išreiškia pamaldų žmogaus žodžiai, nukreipti į Dievą. Išorinė maldos forma gali būti net nebūtinai žodinė. Galime Dievui nusilenkti, galime jo akivaizdoje klūpėti, uždegti žvakę, užkurti smilkalus. Proto ir sielos kėlimas dievop nebūtinai turi būti išreikštas vien žodžiais. Yra įvairių išorinių veiksmų, kuriais taip pat meldžiamės, kaip ir žodžiais. Kita vertus, malda gali būti ir nelydima išorinių ženklų. Bažnyčios tėvai skirsto maldą į išorinę ir vidinę. Vidinė malda yra ta, kuri vyksta mūsų prote, širdyje, bet ne išorėje. Taip, pavyzdžiui, pranašas Mozė meldėsi prieš pereidamas Raudonąją jūrą. Nors ir atliko vieną išorinės maldos ženklą, iškėlė rankas, tačiau visa kita malda vyko viduje. Malda gali būti ir tik išorinė, ir tik vidinė. Tik išoriškai meldžiamės, kai atliekame minėtus išorinius ženklus, išorinius veiksmus. Tai yra, tariame maldos žodžius, klūpime, degame žvakę ar panašiai. Bet tuose veiksmuose nedalyvauja mūsų protas, nedalyvauja širdis. Evangelijoje Jėzus Kristus nuolat kritikuoja fariziejus ir jų pasekėjus už tai, kad jie neturi vidinės maldos, o atlieka tik išorinius veiksmus. Jėzus sako, ši tauta artinasi prie manęs savo lūpomis ir gerbia mane savo liežuviu, bet jos širdis toli nuo manęs. Skaitome ir daugybę perspėjimų veidmainiams, kurie jau atsiėmė savo paguodą. Norėdamas išmokyti žmonės nuoširdžios maldos, kuri nebūtų vien išorinė, Jėzus Kristus moko melstis ir pasninkauti ne žmonių akivaizdoje, bet slaptoje, Dievo akivaizdoje. Pavyzdžiui, Jėzus sako, kai meldžiatės, nebūkite tokie kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų, sakau jums, jie jau atsiėmė užmokestį. Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo tėvui esančiam slaptoje, o tavo tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.
Kai žmogus meldžiasi tik vienas su Dievu, nėra pagundos kažką suvaidinti, nėra pagundos parengti kažkokį spektaklį žiūrovams, aplinkiniams žmonėms. Esi tik tu ir Dievas. Žinoma, net ir tada gali būti pagunda pasislėpti už išorinių formulių, pagunda nukrypti mintims, tiesiog išoriškai atlikti ritualą, netveriant savo širdies Dievui. Todėl Jėzus perspėja. Melsdamiesi nedaugžodžiaukite kaip pagonys. Jie tarėsi būsią išklausyti dėl žodžių gausumo. Nedarykite taip kaip jie. Jums dar neprašius, jūsų tėvas žino, ko jums reikia. Todėl melskitės taip. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Kitose vertimuose paskutinės eilutės dar verčiamos. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto. Šią maldą, Tėve mūsų, Jėzus mums duoda kaip idealų pavyzdį, etaloną, į kurį žvelgdami galime suprasti, kokios maldos Dievas iš mūsų laukia. Ši malda paprasta, trumpa, nuoširdi, bet tuo pačiu ir labai gili. Maldoje Jėzus moko mus kreiptis į Dievą Tėvę. Tai labai stiprus kreipinys. Pasirodo, esame ne kokie nors nieko verti Dievo gaminiai, net ne jo vergai ir ne jo tarnai, bet mylimi jo vaikai. Jono Evangelijoje sakoma, visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo, ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo gimė. Per Kristaus malonę, atsižadėję blogio ir grįžę pas Dievą, tikrai esame jo mylimi vaikai. Ir maldoje sakome Tėve mūsų, ne mano tėve, nes nuolat prisimename, kad esame ne vieni. Esame visuotinės bažnyčios nariai, broliai ir seserys didelėje dvasinėje šeimoje, Dievo tautoje, ir Dievas yra visų mūsų bendras tėvas. Net melsdamiesi vieni, meldžiamės kaip bažnyčios nariai ir prašome gero ne tik savo, bet ir visai Dievo bažnyčiai. Sakome maldoje, kad Dievas yra danguje, nors suvokiame, kad ne tame mėlyname dangaus skliaute, kuris yra virš mūsų galvų, ne ant debesų, bet dvasinėme danguje. Regimasis dangus tik anapusybės metafora. Kaip regimojo dangaus negalime pasiekti ranka, taip ir anapusybė atrodo nepasiekiama. Dangiškasis tėvas yra ten, Dievas viską peržengė, yra už visko tobulesnis ir to nepanašus į jokį savo kūrinį, nors per Kristų šventojoje dvasioje slėpiningai patiriamas čia ir dabar. Jis gyvena savo išpažinėjų širdyse ir būtent dėl to pridedamas sekantis prašymas, teesie šventas tavo vardas. Savaime žinoma, Dievo vardas visada yra šventas, kitaip ir negali būti. Grubiai tariant, Dievo vardas yra tarsi koncentruotas baliklis, kuris panaikina bet kokią dėmę, netgi su ją tiesiogiai susidurdamas. Bet meldžiamės, kad per mus tokios dėmės neateitų. Esame Kristaus sekėjai, mus vadina jo vardu. Būdami krikščionis tarsi nešame Dievo vėliavą kasdienėme gyvenime. Jeigu mes elgiamės ne pagal Dievo įstatymą, mes teršiame Dievo vardą, metame iššūkį jo šventumui, nors ir jis lieka
šventas. Taigi meldžiamės, kad savo širdyje išlaikytume tą Dievo vardo šventumą, kad Dievo vardas būtų šventas. Meldžiamės, kad žmonės nuolat savo veiksmais ir mintimis šventintų, o neterštų Dievo vardą. Dievo vardą mes šventiname tada, kai nuolat prisimename Dievą ir todėl gyvename taip, kaip reikalauja jo šventumas ir savo gyvenimu, savo darbais šloviname Dievą. Kai taip gyvename, tada ir kiti žmonės pradeda šlovinti Dievą. Kaip sako Jėzus Kristus, taip te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą, kuris danguje. Tuomet visi patiria, kad jo vardas yra šventas ir šlovingas. Per Dievo vardo šlovės plitimą žemėje plinta ir jo karalystė. Juk karalius yra tas, kas valdo savo karalystę, kam paklūsta šalies žmonės pavaldiniai. Taip ir pasaulyje gryninasi Dievo karalystė, kai maištingas blogis yra įveikiamas ir vis labiau atsitraukia, o atsiverčiantis ir Dievo vardą šlovinantis žmonės pradeda gyventi jam paklūsdami ir patirdami jau dabar karalystę kaip teisumą, ramybę ir džiaugsmą šventojoje dvasioje. Šitaip karalystė jau dabar pradeda skleistis tikinčiųjų širdyse ir tarp tikinčiųjų. Kaip sako Jėzus, Dievo karalystė neateina regimai. Niekas nepasakys, žiūrėk, ji čia, arba žiūrėk, ji ten. Nes štai Dievo karalystė yra tarp jūsų. Arba, kaip sakoma kitose vertimuose, Dievo karalystė yra jumise. Tai tik Dievo karalystės sklaidos pradžia. Visi krikščionys svajoja, kad karalystė išsiskleistų galutinai, kad patirtume tobulą palaimą pažadėtą laikų pabaigoje, amžinybėje. Todėl meldžiamės, te ateinie tavo karalystė. Tegul Dievo karalystė skleidžiasi mūsų širdyse, tarp mūsų ir te ateina amžinoji Dievo karalystė, kuri pažadėta laikų pabaigoje. Na, o toliau maldoje Tėve mūsų meldžiamės, kad Dievo valia įsigalėtų kaip danguje, taip ir žemėje. Tai yra, kad kaip danguje visi angelai ir šventieji visada vykdo Dievo valią, taip ir žemėje visi jo klausytų. Tuo pačiu prašome ir kad viskas mūsų gyvenime vyktų ne pagal mūsų, bet pagal Dievo valią. Juk mes dažnai klystame, patys nežinome, kas mums reikalinga bei naudinga, o visažinis ir mus mylintis Dievas dar mums nieko nepasakius, jau žino, ko mums tikrai reikia ir yra pasiruošęs mums padėti. Kartais gali atrodyti, kad Dievas neklauso mūsų maldų, tačiau galbūt viena vertus nesuprantame, ko iš tiesų mums reikia. Galbūt prašome ne to, kas mums naudinga, o kita vertus, galbūt dar nelaikas mūsų noro išsipildyti, dėl to Dievas neskuba mūsų prašymą patenkinti. O ko prašyti esame mokomi maldoje Tėve mūsų? Pirmiausia, kasdienės duonos. Šiuo įvaizdžiu turime omenyje, kad prašome to, kas yra būtiniausia, ką vartojame kasdien išgyvenimui. Žinoma, kad tai ne tik duona, bet įvairus maistas, drabužiai ir visa kita, kas mums būtina. Nežinau, ar tai tiesa, bet esu girdėjęs, kad misionieriai Azijoje šią maldos eilutę vertė kasdienių ryžių duok mums šiandien, o Grenlandijoje kasdienės žuvies. Bet kuriuo atveju, net jei tai netiesa, tai toks vertimas, toks supratimas išreikštų pagrindinę maldos mintį. Duona yra kasdien valgomas maistas, būtinasis maistas,
be kurio gyvenimas sunkiai įsivaizduojamas. Skirtingose kultūrose tai skirtingas maistas, bet bendra mintis ta, kad mes prašome to, kas mums yra būtina. Bažnyčios tėvai ir rašytojai, pradedant dar Origenu, taip pat pastebi, kad duona naudojama ir Eucharistijos sakramente, o Eucharistija yra būtina mūsų sielai, taip kaip kūnui duona. Taigi, kasdienę duoną dar galima suprasti ir kaip dangiškąją duoną, šventąją komuniją, kurią nuolat dvasiškai norime priimti. Įdomu, kad duonos prašome tik šiandienai, ne rytojui ir ne visiems laikams, ne visam gyvenimui. Tai turbūt paaiškinama tuo, kad Jėzus ragina nesirūpinti rytojumi. Nesirūpinkite rytdieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka savo vargo, sakė Viešpats. Tai nereiškia, kad neturime kurti jokių ilgalaikių planų, vengti įsigyti kokį nors gyvybės draudimą ar panašiai. Tai reiškia, kad neturime mintimis gyventi vien rytdienos rūpesčiais. Jie neturi tapti mūsų stabu, mūsų užvaldyti. Juk dažnai susirūpinę rytojumi pradedame mintimis ten gyventi. Vien tuo rytojų rūpintis, nors jo dar nėra, o galbūt tokio, kokį išsigalvojame ir niekada nebus. O mes jau ten gyvename ir tuo gyvename. Kartais žmonės gyvenime prisiriša ir prie praeities ir pradeda gyventi praeityje, tai yra tame, ko nebėra. Taigi viena vertus yra rizika gyventi ateityje, kurios dar nėra, arba praeityje, kurios jau nebėra. Ir taip nepastebėti to, kas iš tikrųjų yra. Nepasidžiaugti dabartimi, šiandieną, tuo, kas tikrai egzistuoja. Toliau maldoje Jėzus moko prašyti Dievą, jeigu verstume pažodžiui, atleisti mūsų skolas, kaip ir mes atleidžiame savo skolininkams. Taip pasakyta graikiškame tekste. Lietuvių kalboje tradiciškai ši vieta verčiama ne pažodžiui, bet pagal prasmę. Ir atleisk mums mūsų kaltes. Iš tiesų pats Jėzus sako, jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis tėvas atleis jums. O jeigu jūs neatleisite žmonėms jų nusižengimų, tai ir jūsų tėvas neatleis jūsų nusižengimų. Ši gili tiesa įdedama ir į kiekvieno krikščionio lūpas, palikus maldą Tėve mūsų. Nuolat patys kartojame, kad mums bus atleista, tik jeigu mes patys atleisim. Maldos pabaigoje prašome nevesti mūsų į pagundą arba neleisti mūsų gundyti ir gelbėti nuo pikto. Prašome, kad Dievas piktajam ir nedoros valios žmonėms neleistų mūsų gundyti. Bet tuo pačiu bažnyčios tėvai primena, kad kartais pagundos, kurioms nepasiduodame, padeda mums augti dorybėje, padeda išgryninti dorybę tarsi auksą ugnyje. Šventas Jonas Kasijonas rašo, gundytas buvo Jobas, bet jis nebuvo sugundytas, nes nekalbėjo kvailai prieš Dievą ir nesuteršė lūpų šventvagystę, ką jį norėjo palenkti padaryti gundytojas. Gundytas buvo Abraomas, gundytas buvo Juozapas, bet nei tas, nei kitas nebuvo sugundytas, nes nei vienas neįvykdė gundytojo valios. Žinoma, tyčia neturime prašyti gundymų, pagunda visada yra pavojus, bet kreipdamiesi į Dievą turime suprasti, kad kartais gundymai yra leidžiami mūsų labui, kad jiems pasipriešinę bei atsispyrę stiprėtume. Taigi, viena vertus prašome, kad jei galima, tų pavojų išvengtume, o jei jie neišvengiami, kad Dievas padėtų juos mums įveikti, kad atsispirtume pagundoms ir liktume nesugundyti. Be maldos Tėve mūsų šventajame rašte yra ir
Kitas turtingas maldos pavyzdžių šaltinis – psalmynas. Šis nuostabus poetinis Dievo įkvėptas ir daugiausia pranašo Dovydo užrašytas rinkinys turi maldų visiems gyvenimo atvejams. Pagal turinį maldas galima skirstyti įvairiai. Dažnai bažnyčios tėvai išskiria šlovinimo maldą, padėkos maldą, prašymo maldą, atgailos maldą ir užtarimo maldą. Visų šių rūšių maldų pavyzdžių galime rasti psalmyne. 103 arba 104 psalmėje skaitome: Šlovink viešpatį mano siela, viešpatie mano Dieve, tu be galo didis ir taip toliau. Tai Dievo šlovinimas. Trumpa malda galėtumėm taip pašlovinti Dievą: Garbė tau Dieve, šlovė tau Kristau. Tokių šlovinimo psalmių yra ir daugiau. Jas sunkoka atskirti nuo padėkos psalmių, tokių kaip 33-34 psalmė, kurios pradžioje parašyta: Dovydo psalmė, kai apsimetė pamišėliu Abimelechui ir jo išvarytas pasišalino. Čia turima mintyje kitur aprašyta istorija, kaip Dievas išgelbėjo Dovydą nuo Abimelecho rūstybės. Ir dėkodamas Dievui Dovydas giedojo: Visuomet viešpatį garbinsiu, jo šlovė nuolat bus man ant lūpų. Aš didžiuojasi viešpačiu, kuklieji girdės ir džiaugsis. Skelbkite su manimi viešpaties didybę, aukštinkime jo vardą drauge. Kreipiausi į viešpatį ir jis man atsakė, mane jis išgelbėjo iš visų mano baimių. Pažvelkite į jį ir pralinksmėkit. Niekad jums gėdos nereikės kęsti. Šis vargšas šaukėsi ir viešpats išgirdo, iš visų jo vargų išgelbėjo. Viešpaties angelas saugo tuos, kurie pagarbiai jo bijo ir juos išgelbsti. Ir taip toliau. Dovydas džiaugiasi, liudija, kad Dievas jį išgirdo ir šlovina Dievą. Tai Dovydo padėka. Trumpai tokią padėką galėtumėm išreikšti malda ačiū Dievui. Tokia yra padėkos malda ir padėkos psalmių yra ir daugiau. Be šių šlovinimo bei padėkos maldų psalmynė yra ir atgailos psalmės. Pavyzdžiui, 50 arba 51 psalmė, kurios prierašas primena: Dovydo psalmė, atėjus pas jį pranašui Natanui po jo nuodėmės su Batšeba. Pranašas Dovydui atskleidė, kad jis sunkiai nusidėjo prieš Dievą ir atgailaudamas psalmininkas Dovydas giedojo: Pasigailėk manęs Dieve, iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo sunaikink mano maištingus darbus. Vėl nuplauk ir nuplauk mano kaltę, nuvalyk nuo manęs mano nuodėmę. Ir taip toliau. Jis pajuto vidinį atsivertimą, sugrūdimą, gailestį ir atgailaudamas meldėsi Dievui. Trumpa malda visą tai galima išreikšti dviem žodžiais: Viešpatie, pasigailėk. Šiose trijose psalmėse, kurių ištraukas girdėjome, yra ir nemažai prašymų. Kaip psalmininkas prašo dalykų ne savo, o kitiems, tai virsta užtarimo malda. Jėzus kviečia mus melstis už kitus žmonės ir netgi savo priešus. Taigi užtarimo malda svarbi krikščionio maldos gyvenimo dalis. Verta dar paminėti, kad be šventojo rašto siūlomų maldų yra ir įvairūs bažnyčios išleisti maldynai, kurie taip pat skirti padėti melstis. Žinoma, turime naudotis ne tik užrašytomis maldomis, bet ir melstis savais žodžiais. Tačiau maldų rinkiniai mus pamoko, ko ir kaip turėtume prašyti. Tai tarsi toks maldos pradžiamokslis. Kol kas daugiausia dėmesio skiriame išorinės maldos formoms. Visgi visų išorinių maldų tikslas yra įveiklinti vidų, prakalbinti širdį. Bet žingsnis į vidų prasideda nuo paprastos maldos. Labai svarbu maldoje visada išlaikyti paprastumą ir nuolankumą, kaip to mokė Jėzus.
Išorinė malda reikalinga žmogui, nes žmogus yra ne tik siela, bet ir kūnas. Nors augant maldoje atsiranda ir vidinės maldos patirtis bei išorinių veiksmų. Apaštalas Paulius ragina be paliovos melskitės. Ir šiuos žodžius bažnyčios tėvai nuo seniausių laikų suprato ne kaip raginimą nuolat melstis išorinė malda, bet kaip nuolatinį buvimą vidinėje maldoje, širdies maldoje, kurioje galbūt net ir nėra jokių žodžių. Šventas Jonas Pakopininkas, rytų bažnyčioje minimas 4 gavėnios sekmadienį, rašo: Tegul Jėzaus prisiminimas telydi kiekvieną įkvėpimą. Tada iš tiesų suprasime ramybės vertę. O šventas Izaokas Ninevietis ragina: Būkite taikoje su savo siela, tada dangus ir žemė bus taikoje su jumis. Noriai įeikite į lobyną, kuris yra jumise, ir tai pamatysite tai, kas yra danguje, nes yra tik vienas vienintelis įėjimas į abu lobynus. Kopėčios vedančios į karalystę yra paslėptos jūsų sieloje. Kai per vidinę maldą atsiveria Dievo patirtis, tuomet malda iš tiesų iš monologo virsta dialogu. Iš žmogaus kalbėjimo Dievui virsta abipusiu pokalbiu. Tas pokalbis yra slėpiningas, mistiškas, neapibūdinamas paprastais žodžiais. Ir tokia patirtis paprastai atsiveria nukeliavus gana rimtą, ilgą maldos gyvenimo kelią, o ne kelią pradžioje. O kaip išgirsti Dievo balsą kelio pradžioje? Stengiantis išlaikyti paprastumą ir nuolankumą, geriausias kelias įsiklausimui į Dievo balsą - šventojo rašto skaitimas. Šventasis raštas duotas žmogui, kad Dievo valia būtų lengviau ir akivaizdžiau pažįstama, prieinama. Jį tirdami galime suprasti, ko iš mūsų nori Dievas. Ir geriausia visas patirtis taip pat lyginti su šventuoju raštu. Taigi kelio pradžioje turime maldą Tėve mūsų, psalmes ir maldynus, kurie parodo mums, kaip reikėtų melstis ir ką sakyti. Ir turime visą šventąjį raštą, tam, kad skaitydami galėtume išgirsti, ką žmonijai ir mums asmeniškai sako Dievas. Šio požiūriu itin vertingos yra Evangelijos. Verta dar atkreipti dėmesį, kad daugiausia aptarėme asmeninę maldą. Krikščionims įprasta melstis asmeniškai ryte, dieną, vakare, prieš valgį, po valgio, prieš darbą, po darbo, prieš mokslą, po mokslo ir įvairiausiamis kitomis progomis. Bet be asmeninės maldos taip pat yra ir bendruomeninė malda. Melstis galima su šeima, su draugais, su artimaisiais, bet svarbiausia bendruomeninės maldos forma - bažnyčios susirinkimas, kuriame švenčiame Eucharistiją. Tai yra visų mūsų maldų kulminacija, kada susirenkame su dvasiniais broliais ir seserimis, Dievo tauta, ir visi kartu garbiname Dievą bei šventojoje komunijoje priimame jo kūną ir kraują. Dar Kristaus Evangelijoje malda yra neatskiriama nuo pasninko. Kristus sako, kad demonai išvaromi malda ir pasninku. Kalbėdamas apie vidinės maldos reikšmę, Jėzus taip pat moko ir apie vidinio pasninko reikšmę. Evangelijoje pagal Matą rašoma: Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai. Jie perkreipė veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė užmokestį. O tu pasninkaudamas pasitepk aliejumi galvą ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumės pasninkaujas, bet savo tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Šioje ištraukoje paprastai žmonės trikdo nurodymas pasitepti galvą aliejumi. Kvapnus aliejai
Tai senovėje buvo ir to meto kvepalai ir priemonė šukuosenai formuoti. Dažnai norėdami atrodyti pasninkaujantis, tikintieji vengdavo tokių papuošimų, rengdavosi skurdžiais drabužiais, berdavosi ant galvos pelenus, o Kristus ragino to nedaryti, kad nebūtų pagundos susikoncentruoti į išorinį veiksmą labiau nei į vidinį. Todėl jis sako, nusiprauskime, pasipuoškime ir nerodykime aplinkiniams, kad pasninkaujame, bet pasninkaukime savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Įdomu, kad nors šventajame rašte gausu pasninko pavyzdžių, Mozės įstatyme pasninkas įsakomas tik vieną kartą, vienai metų dienai, atpirkimo šventei, hebrajiškai Jom Kipur. Apie tai rašoma Kunigų knygoje. Šis bus jums amžinas įstatymas. 7 mėnesį, 10 mėnesio dieną jūs pasninkausite ir nei čiabuvis, nei ateivis, gyvenantis tarp jūsų, nesėms jokio darbo. Ta diena bus atliekamas permaldavimas jūsų labui, kad būtumėte apvalyti. Jūs tapsite švarūs nuo visų savo nuodėmių viešpaties akivaizdoje. Tai bus jums visiško šabo poilsis ir jūs turite marintis, tai yra amžinas įstatymas. Kunigas, kuris buvo pateptas ir pašventintas būti kunigu savo tėvo vietoje, atliks permaldavimą. Vilkėdamas lininiais drabužiais šventuoju apdaru, jis atliks permaldavimą už šventovę, atliks permaldavimą už susitikimo palapinę ir aukurą, atliks permaldavimą už kunigus ir visus bendrijos žmonės. Šis bus jums amžinasis įstatymas. Atlikti permaldavimą izraeliečių labui už visas jų nuodėmes kartą per metus. Šioje ištraukoje matome, kad viena vertus pasninkas yra susiejamas su šabu, ne šeštadienio, o šventojo laiko prasme. Pasninkas tai ypatingas laikas, pašvęstas Dievui, taigi šabas. Ir pasninkų laikymasis Naujojo testamento bažnyčioje, kai kurių bažnyčios tėvų taip pat siejamas su Dievo įsakymu apie šabą, apie šventojo laiko laikymasi. Kunigų knygoje aprašoma pasninko metu taip pat atliekama atgaila ir permaldavimas. Iš to taip pat suprantame pasninko prasme. Pasninkas padeda žmogui atgailauti, sustiprina maldą. Ir kaip apie šabą, taip ir apie pasninką galima pasakyti, ne žmogus pasninkui, bet pasninkas žmogui. Ištraukoje minimas permaldavimas ir auka už nuodėmes, kurią Naujajame testamente galim sieti su Eucharistija, su Kristaus auka, kurią vėl ir vėl išgyvename, ateidami į bažnyčios pamaldas, švęsdami Eucharistiją. Ir nors Senajame testamente įsakytas tik vienas pasninkas, kaip jau minėta, pasninkų ten aprašyta daugybė. Atpirkimo šventės dieną žydai paprastai skaito pranašo Jonos knygą, kurioje rašoma, kad po to, kai Jona paskelbė apie Dievo rūstybę Ninevės miestui, Ninevės žmonės patikėjo Dievu, paskelbė pasninką ir visi, dideli bei maži, apsivilko ašutinę. Šis pasninkas nebuvo jiems įsakytas, bet tai buvo jų vidinės atgailos, širdgėlos ženklas. Ir taip pat maldos Dievui, kad jis nesunaikintų miesto, pastiprinimas. Taigi viena vertus pasninkas gali būti tiesiog asmeninės maldos dalykas, kita vertus istorijos bėgyje krikščionių bažnyčioje susiformavo tam tikri tradiciniai pasninkavimo laikotarpiai. Ortodoksų bažnyčioje pasninkas užima ženklę kalendoriaus dalį. Kiekvienas trečiadienis ir penktadienis su kai kuriomis išimtimis ypatingomis dienomis yra laikomas pasninko diena. Tai jau savaime labai daug kalendoriaus dienų, tačiau dar yra 4 dideli daugiadieniai pasninkai.
gavėnia, adventas, apaštalų pasninkas ir Dievo motinos užmigimo pasninkas. Gavėnia ir adventas rytuose trunka po 40 dienų. Tiesa, po gavėnios 40-dienio dar seka Lozoriaus šeštadienis, verbų sekmadienis ir didžioji savaitė. Todėl iš viso gavėnė trunka 48 dienas. Kitaip tariant, rytų bažnyčioje gavėnė 2 dienomis ilgesnė negu vakarų bažnyčioje. Na ir jei Velykos rytų bažnyčioje laikomos svarbiausia švenčių šventė, tai gavėnė svarbiausių pasninkų, dar vadinamų didžiuoju 40-dieniu, pagal tai, kad adventas vadinamas mažuoju 40-dieniu. Apaštalų ir Dievo motinos užmigimo pasninkai praktikuojami tik rytų bažnyčioje. Jie kilo iš kompensacinio vasaros pasninko, kurio laikydavosi tie, kas dėl kokių nors priežasčių negalėjo pasninkauti per gavėnę. Ilgainiui pasninkas buvo padalytas į 2 dalis ir tapo tradiciniu rytų bažnyčios tikintiesiems. Apaštalų pasninkas prasideda savaitę po sekminių ir tęsiasi iki Petro Povilo šventės, birželio 29. Dievo motinos užmigimo pasninkas apima 2 rugpjūčio savaitės iki žolinės šventimo. Rytų bažnyčioje dėl to rugpjūtis dar vadinamas Dievo motinos mėnesiu, nes jai kalendorijoje skiriamas ypatingas dėmesys. Taip pat yra ir trumpų vienadienių pasninkų, pavyzdžiui, Jono Krikštytojo nukirsdinimo diena, kai dėl įvykių liūdnumo ir rimtumo atsirado tradicija pasninkauti. Kaip minėta, be šių rytų bažnyčios kalendorijoje nurodytų pasninkų būna ir asmeniniai pasninkai, kurių dėl kažkokių priežasčių laikosi tikintieji. Galbūt už kažką ypatingai meldžiasi, galbūt dėl kažko gedi ar atgailauja. Iš tokių pasninkų verta išskirti eucharistinį pasninką, kurio laikomasi prieš priimant šventą komuniją. Pagal rytų tradiciją šio pasninko laikomasi nuo vidurnakčio, jeigu komunija bus priimama ryte. Jo metu nieko nevalgoma ir negeriama. Jeigu asmuo retai priima komuniją, pagal paprotį dar gali būti ir ilgesnis pasninkas, pavyzdžiui, kelios dienos iki komunijos, kai susilaikoma nuo mėsos, daugiau meldžiamasi. Pasninko prieš Eucharistiją tikslas – dvasinis pasirengimas. Juk Dievas savo malonę duoda vienodai visiems, bet gauname tik tiek, kiek esame patys pasiruošę priimti. Jau paminėjau 2 skirtingas savokas, kurios iš tiesų yra skiriamos vakarų tradicijoje, bet ne rytuose. Vakaruose yra skiriamas pasninkas ir susilaikymas arba abstinencija, dar tokių lotyniškų žodžių vadinamas. Vakaruose pasninku vadinama tokia mityba, kai per dieną sočiai valgoma tik 1 kartą, o abstinencija vadinamas susilaikymas nuo mėsos valgymo. Rytuose abu šie dalykai telpa į vieną pasninko savoką. Yra ir daugiau pasninko formų. Seniausiai pasninko forma rytų bažnyčioje buvo nieko nevalgymas ir negerimas nuo saulėtekio iki saulėlydžio. Vėliau vienuolynų regulose tai tapo 9 valandos taisykle. Senovėje valandos skaičiuotos nuo saulėtekio iki saulėlydžio, taigi 9 valanda tai buvo laikas prieš saulėlydį, kai buvo meldžiamasi vakaro malda ir jau po pamaldų 1 kartą valgoma. Taip pasninkaujant valgoma buvo iš viso tik 1 kartą per dieną. Toks griežtas pasninkas turėjo savo privalumų ir savo trūkumų. Ir ilgainiui rytų bažnyčioje buvo pakeista švelnesnė praktika susilaikymų nuo mėsos, pieno produktų ir kiaušinių, o kai kuriais laikotarpiais ir nuo žuvies. Kitaip tariant, tai vegetariška arba piskitariška mityba, o kai kada ir veganiška mityba. Kalendorijoje yra tik kelios dienos, kai vis dar nurodytas senasis 9 valandos pasninkas, pavyzdžiui, didįjį penktadienį,
per kūčias, taip pat pirmąją gavėnios dieną, bet tų griežtų nurodymų laikosi tik patys stipriausiai, retai kada tikintieji taip griežtai pasninkauja. O dažniausiai pasninkas praktikuojamas kaip susilaikymas nuo tam tikro maisto ilgą laiką. Žinoma, ir ne tik nuo maisto. Tikintieji raginami susilaikyti nuo santuokinių santykių, nuo perteklinių pramogų, daugiau melstis, dažniau priimti komuniją, daryti daugiau gailestingumo darbų vargšams, dažniau skaityti šventąjį raštą ir šventųjų raštus. Ir žinoma, kūniškas pasninkas yra naudingas žmogui, bet ne visada įmanomas ir nesavitikslis. Sergantiems, nėščiosioms, senyvo amžiaus žmonėms kūniškų pasninkų neprivalu laikytis. Reikia klausytis gydytojų patarimų, pasverti savo jėgas. Kai norisi daugiau pasistengti dėl Dievo, tai galima padaryti ir kitomis priemonėmis, kurias leidžia sveikata. Verta prisiminti XIX amžiaus šventojo Serafimo Saraviečio žodžius. Nors pasninkas, malda, budėjimas ir visokie krikščioniškiai darbai yra savaime geri, tačiau krikščioniškojo gyvenimo tikslas ne vien tik juos daryti, nors jie ir padeda jį pasiekti. Tikrasis krikščioniškojo gyvenimo tikslas yra įgyti šventąją Dievo dvasią. Pasninkas, budėjimas, malda, išmalda ir visoks dėl Kristaus daromas gėris yra priemonės Dievo šventajai dvasiai įgyti. Pasninkas krikščioniškame gyvenime nėra tik fizinis susilaikymas nuo maisto ar tam tikrų produktų. Tai visų pirma dvasinis veiksmas, susijęs su žmogaus vidiniu apsivalymu ir atsinaujinimu. Bažnyčios tėvai ir šventieji daug kalbėjo apie pasninko naudą tiek kūnui, tiek sielai. Šventasis Bazilijus Didysis yra pasakęs: neleiskime savo pilvui vesti mūsų gyvenimo, bet pažabokime savo troškimus ir atverkime savo širdis Dievui. Tai reiškia, kad pasninkas nėra tik dietinė praktika, bet daug gilesnis procesas, vedantis žmogų prie Dievo. Tai yra galutinis pasninko tikslas. Dvasiniu požiūriu pasninkas padeda žmogui pažaboti savo aistras, geismus, geidulius, kurie dažnai trukdo jam susikoncentruoti į dvasinius dalykus, sekti Dievu, vykdyti Dievo įsakymus. Per pasninką žmogus mokosi saiko, savitvardos ir nusižeminimo. Pasninko laikymasis yra būdas parodyti Dievui meilę, paklusnumą ir atgailą už savo nuodėmes. Todėl pasninkas dažnai siejamas su malda ir išpažintimi, susitaikymu sakramente. Tikintysis ne tik atsisako tam tikrų maisto produktų, bet ir stengiasi daugiau melstis, skaityti šventąjį raštą, dalyvauti pamaldose, daryti gerus darbus. Ir neturint sveiko kūno galima koncentruotis į tuos antruosius dalykus, į dvasinės praktikas, kiek tai leidžia sveikata, kiek tai leidžia būklė. Be to, pasninkas yra tam tikra žmogaus auka Dievui. Pasninkas leidžia atitrūkti nuo kasdienių įpročių ir skirti daugiau laiko dvasiniam gyvenimui. Šventasis Jonas Auksaburinis apie pasninko prasmę rašė: pasninkas tai ne tik maisto atsisakymas, bet ir atitolimas nuo blogų darbų, piktų minčių ir žodžių. Tikras pasninkas tai nevalgyti savo artimojo mėsos, tai yra neapkalbinėti, nesipykti ir nesmerkti kitų. Visgi be dvasinės naudos pasninkas taip pat turi teigiamą poveikį ir žmogaus kūnui. O ir žmogaus mąstymas, jo siela, psichika taip pat yra glaudžiai susijusi su kūnu. Ilgą laiką rytų bažnyčioje vienuoliai ir asketai pastebėjo, kad pasninkaujant gerėja sveikata, stiprėja kūnas ir protas. Šiandien daugelis mokslininkų pripažįsta, kad pertrūkiais vykdomas pasninkas gali turėti daug privalumų, tokių kaip metabolizmo gerinimas,
virškinimo sistemos, poilsis ir taip toliau. Dėl mokslinio atradimų pasninkas dabar populiarus ir tarp visai netikinčiųjų, kurie rūpinasi savo sveikata. Netikinčiųjų tarpe tas toks pasninkas, kai nieko nevalgoma, dar vadinamas intervaliniu badavimu. Ir tikrai nesu mokslininkas, kad kalbėčiau apie mitybą ir panašius dalykus su sveikata susijusius, bet tiesiog norėjau atkreipti dėmesį, kad net ir tarp netikinčiųjų tai yra praktikuojama. Na, o dar visuomenėje taip pat plinta kaip mada vegetarizmas, veganizmas. Daugelis nepraktikuojančių religijos žmonių sąmoningai pasirenka tam tikrus apribojimus maiste, siekdami ar geresnės savijautos, sveikatos, ar to vidinio balanso ieško, ar dėl aplinkosaugos tikslų. Taigi, iš tiesų, dėl to, kad pasninkavimas viena ar kita forma išplito net ir tarp netikinčių žmonių, tai dabar yra labai daug priemonių, kaip galima pasninkauti, daug produktų tam skirtų. Ir man atrodo, kad kai krikščionis visai atsisako pasninkauti, tame netgi yra kažkokia tinginystė šiais laikais, nes jeigu žmogus yra sveikas, tai labai daug priemonių yra, iš kurių galima pasirinkti, kaip pasninkauti. Ir kita vertus, tai daro net ir netikintis žmonės. Na ir grįžtant prie sveikatos temos, tai iš tiesų ilgą laiką krikščionis pasninką laikė ne tik religinę praktiką, bet ir kūno grūdinimo bei sveikatos palaikymo priemonė. Kai pasninkas buvo išplitęs visoje visuomenėje, tai buvo gyvenimo dalis, visos visuomenės gyvenimo ritmo dalis. Bet bendražmogiškai kalbant, pasninkas taip pat padeda ugdyti discipliną ir valią. Šiuolaikinėje visuomenėje, kur dažnai dominuoja perteklinis vartojimas, pasninko praktika gali padėti žmonėms atrasti paprastumą, sumažinti priklausomybę nuo materialinių dalykų, susikoncentruoti į tai, kas iš tiesų svarbu. Štai kodėl daugelis tikinčiųjų pastebi, kad pasninko laikotarpiais jie jaučiasi ir kūniškai stipresni, lengvesni, gyvybingesni ir dvasiškai stipresni, net ir aiškiau mąsto. Dera turėti omenyje abu šios pasninko aspektus - ir dvasišką, ir kūnišką. Viena vertus, pasninkas nėra vien tik sveikos mitybos būdas. Kaip sakė šventas Jonas Damaskietis, jei pasninko esmė būtų mėsos nevalgymas, tai karvės būtų šventos. Bet nereikia ir niekinti kūniško aspekto, nes žmogus nėra tik bekūnė dvaselė, kuriai nieko materialaus nereikia. Pasninkas tai bendrystė su Dievu kelias, kurio metu žmogus sąmoningai apsisprendžia susilaikyti nuo tam tikrų dalykų, kad galėtų labiau atsiverti Dievo maloniai. Apibendrinant, pasninkas yra nuostabi priemonė, padedanti žmogui tapti geresniu tiek kūniškai, tiek dvasiškai. Pasninkas moko saiko, ugdo dvasinę brandą ir paruošia žmogaus širdį priimti Dievo malonę. Ir prisiminkime šventojo Serafimo Sarviečio žodžius apie tai, kad tikrasis tikslas nėra pasninkas pats savaime, bet kad žmogaus širdis prisipildytų šventosios dvasios.